Pagaliau aš namuose iš tos mokyklos. Ką dabar daryti? Įjungsiu televizorių. Vėliau, išjunk televizorių. Gerai, ma. Pala, ką nori, kad sakai, tu man išjungtum. Vėliau, ateik čia. Gerai. Ką nori, ma? Vėliau. Jo. Aš nežinau, kaip tą pasakyti, bet šitą liūdną istoriją bus. Man dar neliūdna. Pasakyk. Aš turėsiu tave atiduoti namą. Ką? Bet man tik 15. Žinau, bet čia, jo, aš turėsiu 5 metus nuo tavęs būti. Ką? Jo, tai turėsiu mokėti šitą namą ir aš išvažiuosiu. Turėsiu kitą gyvenimą, turėsiu tave palikti. Bet mama, aš tau visus tos pinigus, kad mes gyventume. Ne, Vėliau, turėsiu gyventi. Jei tu gali atsinešti draugų kaip Čarlį ir viso kito, bet aš turiu tave paleisti. Pala, tai reiškia, aš turėsiu mokėti už namą? Jo, kiekvieną savaitę po 100 eurų turėsiu mokėti. Aš dar turiu 100 eurų nuo repo. O ne, mama, aš pradėsiu verkti. Ja, aš irgi žinau. Tai iki... Einam, pasiimt savo dalykus ir išvažiuosiu. Gerai. Kelias minutės duok. Aš pagaliau gaunu namą. Dabar čia galėsiu. Pala, man reikės 100 eurų mokėti už namą. Kažkaip sugrąžinsiu pinigus. Bet pagaliau aš gyvensiu. Pala, 5 metus. Pala, mama! Jo, Vilniau! O galėsim pasiskambinti? Jo! Tai galėsiu jai paskambinti. Yes! Gerai, palieku tau maistą. Iki Vilniau. O, taip. Aš pagaliau gaunu savo namą. Pala, jis sakė, turėsiu mokėti pirmą kartą. House payment. Kas ten? Labą dieną. O, labą dieną. Labą dieną. Mano vardas yra ponas Henkus. Ir jūs turėsit man duoti 100 eurų per savaitę. Tai duokit man 100 eurų. Nagi, jūsų vardas Vilnius Vaitkus, ane? Jo, tai už šitą namą jūs turit mokėti, nes jūs turit čia gyventi. Aišku, jums mama atidavė pinigus. Ne, pinigus, o namą. Taip. Tai duos pinigus? Jo, pažiūrėsiu, kiek turi 100 eurų. O, jūs turi 100 eurų? Jo, iš mano repo. Jo, gerai. Va, jums 100. Ačiū. Tai jūs turėsiu mokėti kiekvieną savaitę 100 eurų jums? Jo, už šitą namą. Ir tai per metus bus 1 000 000 eurų. Tai geras. Aš taip norėčiau gauti fridge. Jei turėčiau namą. Jo, tai čia jūsų namas oficialiai. Tai gyvenkit. Jo, išeinu. Iki. Jo, iki. Ačiū už namų mokėjimą. Pamatysiu jūs kitą savaitę. Palau. Jo, kitą savaitę iki. O taip, dar mano buvo paskutiniai 100 eurų iš repo. Bet paskambinsiu Čarliui ir galėsim sleepover. Jo, galėsim sleepover. Paskambinsiu jam. Kur mano telefonas? Ir paskambinsiu Čarliui. Alio? Čia Vilnius? Labas Vilniau. O kodėl skambini? Todėl, nes aš turiu namą. Ką? Jo, man mama atidavė namą ir jį tik grįž po 5 metų. Bet aš turiu namą. Aš turiu už jį mokėti ir visą kitą. Tai gali ateiti? Jo, aišku, turėsim sleepover. Nemanau tą. Čia viskas mano. Oh my god. Tai ateini? Jo, o kas the catch? Jo, ką tu daryti už namą? Turiu per savaitę 100 eurų duoti. Damn, tu būsi broke. Jo, aš jau esu broke. Kažkaip gausiu darbą. Aš turėsiu darbą. Pala, aš turiu darbą. Jo, aš esu delivery man. Tai aš pekučius dedu. Jo, kiek tau moka? Jie man moka
Jie man moka 600 eurų per savaitę. Tai čia daugiau. Ir per savaitę, kai jie mokės tau, tu galėsi netgi 600 pasilikti. Tai turėsi 500. Jo, žinau, aš rich. Jo, tai eisiu į savo darbą paskui. Bet dabar einu prie durų, nes Čarlis ateina. Aš dar neateinu, aš grinai čia. Pak, kodėl uždengto ekranas? Aš einu atidaryti durų. Lauksiu Čarlio. Po 5 valandų. Kodėl jau Čarlis tai grįžo? Jis ištrunka. O, turbūt jis čia. O, atsiprašau, Vilniau, kad aš pavėlavau. Mane su mama susibariau, todėl aš negaliu važiuoti. Mes susibarėm apie ar valgyti šokoladą ar Snickers. Kaip Snickers geriau, ne šokoladas. Jau, kas valgo Mr. Beast bars? Nu, aš. Bet Hershey's? Hershey's the hell! Hershey's yra disgusting. Tai girdėjau, kad čia tavo namas. Visai gera vieta. Aš neturiu namą. Aš gyvenu su savo mama. Einam prie sofos. Tai ką nori daryti, Vilniau? Nežinau, bet visai gera. Aš turiu namą, turiu telefoną. Į viską man paliko. Pala. Aš tau galėjau paskambinti per šitą. Pamiršau, kad čia yra telefonas. Jo, tai ką nori veikti, Čarli? Aš klausiu to pačio, ką nori veikti. Gal eina prie mano žuvų? Pala, tu turi žuvis? Galiu jas pamaitinti? Jo, einu prie žuvų. Čia mano žuvis, Čarli. Patinka jas? Geros. Čia yra tas ir tas. Visai kietas žuvis. Pala, ten mano ekranas yra. Jūs matai mane? Jo, matau. Jo, ir mano yra ten. Einu čia. Jo, tai geras. Jo, geras. Tai, jo, einam kažkur prie kitur. Fishies. Einu, tai pabaigsim. Čia, einam. Sleepover. Jo, sleepover. Gosh. Ai, dar žinai, kad ateina kalėdos. Užsimausiu hetą, nes senelis šaltis. Esu. Matai, Vilniau. Va, užsimoviau. Jau kalėdos ateina. Ir Halloweenas. Nusimausiu šitą. Jo, Halloweenas bus. Spooky, scary skeletons. Kokie skanus pirštai. What the hell, tu valgai pirštą, čia ne halloweeniška, baisu.